Kaip pasikeitė tavo manimų grožio standartai nuo tų laikų, kai tu modeliavai ir šiandien? Kardinaliai pasikeitė. Aš manau, trūksta elegancijos, trūksta kokybės. Kaip tu atsimeni tuos laikus, Paryžius, Milanas, kaip tu tada jauteisi? 15 aš jau buvau pakviesta į Paryžių, konkurencingas biznis. Yra visokių pavojų ir narkotikai, ir alkoholis, aišku, ir vakarėliai pastovus. Aš bandau įsivaizduoti tavo tėvus, kaip jie turėjo tave paleisti ir kiek į tave įdėti žinių, kad tave apsaugoti, kad tu galėtum pasirinkti tuos tinkamus sprendimus. Tai to glamūro iš tikrųjų modelių pasaulyje, kai tu eini tuo keliu, ten yra mažai. Nėra ten visai glamūro. Visai nėra glamūro. Tik tą sekundę būnant ant podiumų, iš tikrųjų čia yra juodas darbas ir pasiruošimas ir charakterių visokių priėmimas ir diktatūra. Kai galvoji apie visą savo modelių karjerą, ką pasiėmei iš to etapo? Kad nieko nėra amžino. Nei draugysčių, nei modelių karjeros, nei grožio. Žmonės keičiasi, pasaulis keičiasi ir tu turi tai priimti ir suprasti.